Vakar įvyko Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos neeilinis visuotinis narių suvažiavimas. Suvažiavime buvo patvirtinti organizacijos įstatų pakeitimai, leisiantis draugijos nariais tapti ir fiziniams asmenims bei išrinkti nauji tarybos nariai. Kaip žinote, iki šiol LMŽD nariais galėjo būti tik rajoninės draugijos, tad šis pakeitimas atvers naujas galimybės, o kartu sustiprins visą medžiotojų bendruomenę. Taip pat į suvažiavimą buvo pakviesti ir įvairių partijų atstovai, pasidalinti savo mintimis ir pristatyti perspektyvas. Tad kviečiu pasiklausyti, kokie pokyčiai mūsų laukia ateityje. Visus mus vienyje gamta, medžioklė ir meilė jai. Su medžioklė yra viskas gerai Lietuvoje. 900 būrelių gavo savo sutarčių pratęsimą ateinančiam laikotarpyje, visi išskyrus vieną. Žvėrių gausa liudija apie tai, kad jūs sugebat ją puoselėti. Ūkininkai, miškininkai norėtų, kad labiau reguliuotumėt. Čia yra didelė misija jums, bet kartu su elnių limitų panaikinimu šį sezoną dar daugiau atsakomybės tenka jums. Daugiau atsakomybės tenka ir draugijų asociacijoms, dėl to, kad trofėjų komisijas patys jūs suburėt. Patys tampat atsakingi už saugumo kursus, tai nebetampa prievolė diriguojama iš valstybės. Ir šitie dalykai rodo vieną, kad medžiotojais pasitikėjimas Lietuvoje yra rekordinėse aukštumose. Tai yra dėka jūsų, dėl to, kad gebate telktis į tokius renginius kaip trofėjų parodos Raudonės pilyje, kas bus vėlgi lapkričio 10, ir aplinkos ministerija prisideda finansiškai prie buvusių ir esamų tokių renginių, būrėtės į šaudymo varžybas, dilina savo, kaip čia vadinasi, ginklus šaudyklose, o tik tai po to taikliai šūviais miškuose. Ir čia yra svarbu paminėti, kad mes esame labai dėkingi jums už partnerystę, nes jūs esate pagrindiniai mūsų partneriai gaudant ne taip besielgiančius, auklėjant kitaip besielgiančius mūsų kolegas arba iš esmės brakonierius. Turiu atsiprašyti už kai kurios dalykus, kuriuos padarė pastaruoju metu aplinkos apsaugos departamentas, berods Pakruojyje, stebėdamas vieną iš jūsų privačių valdų. Į tai bus labai griežtai žiūrima, nes aplinkosaugos inspektorių misija yra negaudyti legaliai medžiojančius, o gaudyti iš esmės brakonierius, ir mūsų bendra misija turi būti. Todėl labai griežtai vertiname dabar, kas vyksta aplinkos apsaugos departamente, ir netrukus įvertinsime taip toliau. Žvelgiant į perspektyvą, ko norėtųsi, vis tiek bus diskusija apie rinkimus, tai iš tikrųjų norėtųsi, kad kiekvienoje apygardoje pasižiūrėtumėte į sąrašą tų, kurie supranta gamtą, supranta miškus, supranta medžioklės ypatumus. Labai svarbu, kad atsirastų žmonės, kurie paskatintų, sutelktų medžiotojų bendruomenę aplink tokius žmonės. Šiame Seime buvo labai daug supratimo apie medžioklės reikalus, gal tikrai norėčiau išskirti du, visada verta paminėti, ne tik tai matyti, ką pats darai, bet gerbiamą Arvydą ir gerbiamą Justiną ir gerbiamą Viktorą, kurie labai daug darė pastangų tam, kad būtų priimti istoriniai sprendimai šitoje kadencijoje, ir tikrai verta paminėti gerų žodžių. O į perspektyvą žiūrint, kaip ir nebeliko daug apie ką šnekėti politiškai su draugija arba medžiotojais. Jeigu mes žvelgtumėm į priekį, tai visgi reikėtų grįžti prie duslintuvų įteisinimo, tiek dėl jūsų sveikatos, tiek dėl gamtos ir gyvūnų gerovės. Vakarų valstybėse tai neįsivaizduojama. Be normali medžioklė be šito, reikia pradėti kalbėti ir apie medžioklės lapų iš esmės atsisakymą, nes licenzijuojamų gyvūnų sumažėjus, iš esmės mes tampame toks apskaitos įvedimas, jisai praranda prasme. O labiau investuoti iš tikrųjų į mūsų mokslą. Mūsų mokslą, profesionalius medžioklės klubus, būrelius ir kultūros kėlimą, kur mes iš tikrųjų kaip valstybė galėtumėm padėti jums. Ne per apskaitą kontrolę, bet per iš esmės medžioklės tradicijų pagerinimą.
Tai pradžiai tiek, aš tikrai norėčiau dalyvauti kartu, bet vyriausybėje esu nepakeičiamas, nes turiu šiandien 1 valandą pristatyti kai kurios klausimus ir 1,5 valandos kelionė yra būtent tiek, kiek užtruks šitas forumas. Tai linkiu ko? Linkiu didžiuotis, būnant medžiotojais. Tikrai medžiokliai valio, su lietuviška medžioklė yra viskas gerai. Gal programos aš nepristatinėsiu, bet aš tik tai, kaip sako, dabar yra toks vienos partijos rinkiminis šūkis, mes turim nebaigtų reikalų. Tai mums tinka, medžiotojų bendruomeniai tinka šitas pasakymas, nes iš tikrųjų mes turim nebaigtų reikalų, turim dar įteisinti tam tikrus priedėlius, kalbu apie duslintuvus, kas yra visose, ne visose, bet daugelį civilizuotų ES šalių. Dar aš čia sėdėdamas, klausydamas jūsų svarstymų įstatų galvoju, ar aš labiau ilgiau esu medžiotojas ar partinukas. Suskaičiau, kad aš medžiotojas 2 metais anksčiau įstojau negu į Valstiečių žaliųjų sąjungos partiją. Taip kad šiuo klausimu, kas yra susijęs su medžioklė, bent jau šitos kadencijos Seime, man drįsčiau sakyti, buvo sutarimas. Šis buvo ne partijų klausimas, bet tiesiog reikia tai padaryti ar nereikia. Ir mums tai pavyko. Visos čia sėdinčios, prie to prisidėjo ir mano frakcija, kurios tik tai iš 20 gal 4 nebalsavo, kurių nepavyko perkalbėti. Bet iš principo mes sprendimą priėmėm. Prezidento veto įveikėm, tai ką tai rodo? Tai rodo, kad susitelkus galima daug ką padaryti. Ir Lietuvos medžiotojų žvejų draugija ir apskritai medžiotojų bendruomenė yra, ko gero, gausiausia asocijuota struktūra Lietuvoje. Ir pirmiausia, turėjau padėkoti už galimybę čia būti, už tai, kad esam pakviesti. Turbūt pirmas atvejis, kada ne mes siūlomės, o kažkur ateiti, o Lietuvos jūsų bendruomenė pakvietė mus čia į tą pasikalbėjimą. Ir apie tą klausimą, kurį kalbėjau, tai yra turbūt gera pradžia bendradarbiavimo ateityje. Ir aš manau, kad Lietuvos medžiotojai, ypač šita draugija, ateityje priimant tam tikrus Seime klausimus susijusius su aplinkosauga, su medžioklė, pirmiausia turėtų būti ekspertai, mums patarintis, kaip padaryti, kaip nesuklysti, kaip nesąmoningai pridaryti. Aš bent jau, jeigu mūsų partija turės galimybės kažkokius sprendimus priimti, tai aš tikrai pasižadu, kad kreipsiuosi ir klausiu patarimo. Nes geriausi ekspertai yra tie, kurie yra praktikai, kurie daro gyvenime tai, ką moka geriausiai, turi patirtį. Na, o iššūkių tai iš tikrųjų mes turim. Čia ministras kalbėjo apie aplinkosaugą. Iš tikrųjų, kartais ta aplinkosauga ne tą daro, ką reikia, tai visiškai pritariu. Medžiotojų ir žvejų draugija ir apskritai visos bendruomenės yra atsakingos bendruomenės, atsakingos, sąmoningos ir niekasgi nenori daryti specialiai kažkokių blogų dalykų, kad pakenktų. Tai šita bendruomenė randa sprendimus savo tarpe. Aišku, aplinkosauga reikalinga, bet tikrai, kaip palyginus su kitose šalyse, Latvijai berods 6 yra ten inspektoriai, o Lietuvoje turbūt per 100. Tai čia yra resursas ir lėšų taupimo ir apskritai. Mes su kolega Arvydu ginklų šaudmenų kontrolės įstatymis. Tai sunkiai tas pasitikėjimas su mūsų visuomenė ateina, bet aš manau, kad mes turim suteikti pasitikėjimą mūsų žmonėm, kurie iš tikrųjų yra atsakingi. Aš manau, kad ir vilkų reguliavimas, ne tik vilkų, ir vilkai, ir gervės, ir žąsys daro tą žalą ir pasitarus su bendruomenė, manau, ministerija ar Seimas turėtų priimti tam tikrus sprendimus. Tai aš galiu ką pažadėti, kad mes tarsimės ir ieškosim bendrų sprendimų. Ir šiandien šito susitikimo yra pavyzdys. Ačiū visiems, ačiū, kad išklausėt. Gero bendro darbo ateityje. Nesvarbu, kad būtų valdžioj, šitą bendruomenę turi girdėti. Sveiki visi, esu Eugenijus Sabutis, atstovauju Lietuvos socialdemokratų partiją. Ir panašu šitoje salėje turbūt, aš taip įsivaizduoju, esu vienintelis, kuris
nesu medžiotojas. Ir tada jums kiltų klausimas, ką aš čia darau, bet noriu papasakoti trumpą istoriją. Mačiau galvas linksinčias, nepritarimu, kad geriau nepasakokite apie partijų programas, bet aš tiesiog savo paprastą istoriją. Nebuvau medžiotojas, nesu medžiotojas, vargu ar kada nors juo tapsiu. Mažai domėjausi tuo dalyku. Ir kodėl aš čia prieš jūs esu? Puikiai žinote, koks buvo klausimas Seime, man dar atrodo, kad visai nesenai, jau senokai, apie naktinius taikiklius ir kiek aistrų jisai sukėlė. Ir prieš jūs stovi žmogus, kuris neim domėjosi medžioklę, neim ten ypatingai buvo įdomu, bet jis ir jo mygtuko paspaudimas gali lemti kažką. Ne? Ir ką aš darau? Aš pradedu bendrauti su tais, kurie sako, čia labai blogas dalykas, taip pat bendrauju su tais, kurie sako, čia labai neblogas dalykas. Ir aš jų visų klausausi. Ir mane labiau įtikino tie, kurie sakė, kad čia yra geras dalykas. Tai kam aš galiu skambinti? Tos, kurie pažįstu, kas yra medžiotojai. Ne? Tai pirmas skambutis, kam Vytautui Kaminskui, ne? Su kurio daug metų dirbome ir savivaldybė ir tikrai žinau, kad jis medžiotojas. Ne? Ir tikrai praleidome daug laiko diskutuodami ir kalbėdami apie tai. Ir visą tą pasakymą aš vedu prie ko? Kad norint įtikinti politikus, ne tuos politikus, kurie jau yra medžiotojai ir jie supranta jūsų reikalo svarbą, bet tokius kaip aš. Reikia su jais kalbėtis. Tinkami žmonės, tinkamų laikų išdėstė gerus argumentus, o ne tik tuos, kuriuos aš girdėdavau iš tų žmonių, kurie buvo nusiteikę prieš. Patikėkit, gavau tūkstančius laiškų, gavau ne vieną skambutį, ne vieną kreipimąsi, kad visi jūs to išnaikinsite visą Lietuvos gamtą, viską iššaudysit, neliks nei vieno gyvūno ir panašiai. Va tiek gavau viso to. Bet tas nepaveikė, paveikė būtent racionalūs, normalūs argumentai. Ir tų argumentų įsiklausęs, aš pradėjau įtikinėti lygiai taip pat savo frakcijos narius. Ir jūs puikiai žinote, kad ten mūsų frakcijoje visų neįmanoma įtikinti, puikiai žinote, kad yra narių, kurie labai neigiamai nusiteikia, bet esmė ne ta. Esmė ta, kad atsiranda tų žmonių, kurias tu gali įtikinti. Tai šitoje vietoje ir šitoje tribūnoje aš būtent norėčiau už tai padėkoti, kad iš jūsų pusės neateina tiesiog neracionalūs šūkiai arba kažkokie lozungai, kurie yra tiesiog neracionalūs. Ne? O iš jūsų pusės atėjo labai normalus, racionalus paaiškinimas. Ir aš pradėjau suprasti ir suvokti, kas yra medžioklė, kas yra medžiotojai, kam to reikia ir panašiai. Tai agituodamas, mes čia, nenoriu slėpti, visi susirinkom pagituoti ir už save, ir už savo partijas. Pagituodamas norėčiau pasakyti, nebūtinai rinkitės konkrečią politinę partiją, bet pažiūrėkite į tos žmonės, kurie gali jūs atstovauti, nori jūs atstovauti, supranta jūs, arba į tos, kurie jau veikia Seime ir kurie balsavo taip, kaip jums atrodo, kad jie turėjo balsuoti. Tai kol kas tiek, jeigu bus kažkokių klausimų, apie medžioklę galbūt neklausinėkit, tikrai sunku bus kažką jums pasakyti, bet galbūt per ilgai kalbėjau, tai ačiū labai. Tikrai smagu šiandieną būti drauge su jumis ir mes visi kartu, Seimo nariai, tikrai džiaugiamės šiandieną istoriniu sprendimu, kurį jūs priėmėte ir matom, mūsų darbas Seime nenuėjo veltui. Aš matau, kad medžiotojų bendruomenė tikrai ir toliau dar labiau stiprės. O mes esame tam, kad išgirstume, įsiklausytume ir priimtume turbūt Seime svarbus sprendimus, o tų sprendimų ypatingai šioje kadencijoje buvo labai daug. Ir aš nenoriu pasakyti, kad valdant konservatoriam, liberalam ar dar ten kažkokiems, mes visi kartu drauge priimėm toms sprendimus ir žinote, ir turbūt priimt sprendimus turi mus kažkas vienyti. Tam, kad galėtume susitelkti, tam, kad galėtume tai padaryti. Ir, turbūt didžiausios frakcijos Seime yra šešėlinis vadovas, tai Virginijus, kuris mus visus ir subūrė. Ir aš noriu pasakyti vieną tokį faktą. Nuo ko viskas ir prasidėjo, jūs gal ir primiršot, šios kadencijos pirmieji žingsniai ir pirmas užregistruotas įstatymo projektas koks buvo? O buvo toks, kad aukcionais paleisti mūsų klubus. Ir neslėpsiu, aš tikrai nenoriu nei vieno kritikuoti, Simonas įvardino, kad plotai buvo pratęsti, bet, Simono tėtis tuomet įregistravo įstatymo projektą
Aišku, liberalai nepalaikė didžioji dalis ir Virginijus, šitas mūsų pirmininkas kaimo reikalų Viktoras irgi pasakys. Ir žiūrėkit, mes tada susitelkėm ir sutelkė vienintelis žmogus. Ir kaip įvyko balsavimas, kuomet mes pabalsavom prieš apie 100 virš balsų, tam tikra dalis Seimo narių pajuodo ir jie suprato, su kuo reikalą turim. Bet mes tuo pačiu supratom, su kuo reikalą turim ir kad mes galime eiti į priekį ir padaryti daug svarbių sprendimų. Kiek kadencijų svajojo priimti naktinius taikiklius. Gerbiu Bronių Bradauską, jis atidavė dušę savo mums visiems medžiokliai, neįveikė to dalyko. Čia reikia strategiško žmogaus, veikiančio, turinčio patirties, turinčio ryšius. Virginijus mus visus susodino ir sukvietė ir mes ėjom paskui jį, nedvėjodami, kaip ir šiandien, kurie jūs balsavot pasitikėdami. Ir šitas žmogus tikrai nuves mūsų bendruomenę dar labiau sustiprins. Jų kėslai nėra privatizuoti, bet sustiprinti mus visus kaip medžiotojus. Ir žiūrėkit, kokie sprendimai yra priimti. Perlaužėm tiek, ir premjerė priešinosi, tiek ir Seimo pirmininkė priešinosi. Kaip atėjom iki prie prezidento, jau kai kurie turbūt ir matė, kad čia turbūt įveiksim, kadangi pirmuosius balsavimus pamatė dėl plotų, dėl mūsų susitelkimo, mūsų frakcijos, visi žmonės Seimo medžiotojų frakcijos, visi žmonės, mes tą ir padarėm. Ir tada matyti ir ministras šiek tiek suprato, su kuo yra reikalas, ir kuomet su Virginijum pasišnekėdavo ir keisdavosi tos tvarkos, taisyklės, ir esu tikras, ateisim ir toliau iki tų svarbių sprendimų, iki lapų, ką šiandien įvardino nuėmimo antspaudų, šiandien turim važiuoti į departamentą, užsidavinėti antspaudus, ar to reikia, kam ten kablelius tikrinti, ką mes negalim patys savim pasitikėti, mūsų pirmininkai yra klubo vadovai, kurie išduoda tuos lapus, čia dabar laukia eiliai, važiuoji, ieškai to inspektoriaus, ar to reikia, ar kitų sprendimų reikia ir daisim. Dėl žalų atlyginimo šiandien pradeda šnekėti. Jau pas Kazimierą ant stalo yra Virginijaus dėka dėl žalų mažinimo. Sakykime, ta prasme įvertinimo 5%, galbūt jau nevertinti 10% kukurūzuose. Taip, mes turim apie tai šnekėti, nes į gamtą žvėris irgi yra gamtos, yra žmogaus, yra mūsų visų, gal ūkininkams šiek tiek tas nepatinka, bet aš atvirai nebijodamas sakau, turim tikrai protingai priimti tam tikrus sprendimus. Turim šnekėti apie duslintuvus, ir kuriuos tikrai eisim ir toliau. Ir aš manau, jeigu Virginijus padės bus priekį, mes priimsim. Jeigu nebus tokių žmonių kaip Virginijus ir mes galim pasišnekėti ir įsiskirstyti frakcijose. Kuomet frakcija ateina sprendimų priimti, pradeda laužyti rankas čia, visokius laiškus siųsti, bet kai tu jauti už nugaros, kad yra žmogus, į kurį gali atsiremti, kuris visą laiką padės ir priimam tos sprendimus. Ir kiti sprendimai svarbus, kurie matau judės ir dėl draudimų, šiaip ir draudimo įstatymų projektas yra ir jisai yra stalčiui, tik tai yra tam tikrų reikalingi signalai, kur tikrai pajudės. Tai aš galvoju, mūsų bendruomenė stipri, mes turim vieni kitais pasitikėti, mes turim žengti draugiai į priekį ir tų tikrai pokyčių bus. Tai ačiū Virginijau, kad jūs esat, kad mes jumis galim pasitikėti, visi Seimo nariai čia sėdėdami mes, sakau, džiaugiamės tais sprendimais ir judam į priekį ir vienykimės ir mes dar daug ką nuveiksim. Tai ačiū. Gerbiamas pirmininkė, mėly medžiotojai, į šį susitikimą važiavau tikrai ne kaip partijos atstovas, aš važiavau čia kaip medžiotojas, kaip senas medžiotojas, kadangi oficialiai medžiotojų tapau 92 metais, o medžioklinį ginklą į rankas paėmiau 91 per sausio įvykius. Tai, žinote, kad šiuo metu esu Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, kaip buvęs kariuomenės vadas. Tai mano darbo baras būtent yra Lietuvos valstybės gynyba ir saugumas ir per šią prizmę norėsiu keletą žodžių ir tarti. O tai, ką jau mes padarėme, jau kolegos įvardijo, tikrai buvo nelengva padaryti būtent tokius žingsnius. Teko susipykti netgi su savo bendražygiais, bendraminčiais, kolegomis, su vadovybė politinė. Bet vis dėlto tai yra istorinis įvykis ir tie naktinio matymo taikikliai, jie atėjo kaip ir kultūra, kuri atėjo į Lietuvos medžiotojų tarpą. Aš kažkada tai, kai mokiausi 96-97 metais Vokietijoje, generalinio štabo akademijoje, ir ten mane, kolegos, vokiečių karininkai pakviesdavo pamedžiot.
Tai aš tikrai žavėjausi jų medžiotojų apranga, medžiotojų kultūra, tie patys bokšteliai. Tada buvo tik tai svajonė, o dabar visą tai tapo realybė. Ir mes tikrai pasiekėme vakarietiškus standartus medžioklėje. Ta vakarietiška medžioklės kultūra, ji yra mūsų tarpe. Medžioklės ragas tai jau yra irgi įprastas medžioklės atributas, netgi medžioklės ragų orkestrai yra. Tai tikrai yra didžiulis pasikeitimas, šuolis ir tai yra padaryta būtent jūsų medžiotojų. Ir vyresnio amžiaus medžiotojai tikrai puikiai prisimenate, ar tie jaunimas, kurie atėjote dar tada ir pamatėte tas sovietinės tradicijas, kur alkoholis ten liejosi, reiškia, ne buteliais turbūt, o ten kanistromis. Ir tos medžioklės kultūros su fufaikėm ten ir taip toliau, reiškia, mėsininkų filosofija, jos jau nebėra. Ji buvo, bet jos nebėra ir tikrai reikia pasidžiaugti. Aš tikrai tuom džiaugiuosi, gal vienas kitas ir yra likęs, bet iš tiesų, vėlgi sakau, džiaugiuosi tais pasikeitimais ir tą atėjusią kultūrą. Jeigu to nebūtų buvę, tikrai mes iš tribūnos Seime, kalbėdami apie medžiotojus, apie naktinio matymo taikiklius, tikrai būtumėm neįtikinę kitų kolegų, kurie nėra medžiotojai, būtent kalbant apie tokius dalykus, kad mes turime žengti koja kojon su kitomis ES valstybėmis, taip kaip eina ten Suomiai, Estai, Lenkai, Čekai, Vokiečiai ir taip toliau. Turime mes su jais žingsniuoti. Turime būti garbingi atstovai ir ten savo balsą turėti, turime būtent atlikti savo įsipareigojimus, kuriuos esame įsipareigoję tiek kaip ES nariai, kaip NATO nariai ir kaip tarptautinės, reiškia, medžiotojų draugijos sąjungos nariai. Tai čia yra tai, kas mane džiugina. Na, o kita dabar dalis mano pasisakymo yra, vis dėlto, žiūrėkite, karas Ukrainoje nesibaigė dar ir nežinia, kuo baigsis. Ne vieną kartą jau esu apie tai kalbėjęs, gal kai kurie kolegos ir nelabai tam pritarė, bet aš manyčiau, kad reikalui esant, medžiotojai turi tarti savo žodį. Dabar visoje Lietuvoje yra aktyvuotos komendatūros ir dalis Lietuvos visuomenės, ginklų savininkai, kai kurie medžiotojai, žinau, kad yra užsiregistravę pagal teritorinį principą rajonuose, miestuose prie komendatūrų ir aš manau, kad reikalui esant tikrai medžiotojai taip pat ateis ir atliks savo pareigą, prisijungs prie mūsų valstybės gynybos, nes visko kariuomenė visko atlikti negalės. Jie vykdys savo užduotis, bet svarbios infrastruktūros saugojimas nuo diversantų, nuo kolaborantų įvairiausių, jis yra, reiškia, būtinas ir apie tai reikia galvoti. Tai aš manyčiau, kad čia irgi jums būreliuose tiesiog padiskutuokite, pasikalbėkite, kaip jūs žiūrite į tos dalykus, bet tai yra reikalinga padaryti. Tai ačiū visiems už dėmesį, jeigu turėsite klausimų, pasiruošęs atsakyti. Tiesiog, mėlyje, norėčiau jūs pasveikinti su švente, su suvažiavimu, su priimtais sprendimais, su gerais sprendimais, su keliais žingsniais į priekį. Ir važiuodamas čia ir paskaičiau, kad man reikės pristatyti programą. Galvoju, kokią programą? Programą rašot jūs. Mes esam tik tai vykdytojai. Tos programos, kurios pateikėt, kurią mums įpareigoja ir mes gaunam užduotis ir iš Virginijaus. Ir iš tiesų džiaugiuosi, kad, ne pirmą kadenciją būdamas Seime, džiaugiuosi, kad šioje kadencijoje labai daug kas pavyko. Iš tikrųjų daug kas pavyko. O pavyko kodėl? Todėl, kad, kaip vadino premjerė, čia Seime susikūrė medžiotojų partija. Suprantat? Medžiotojų partija. Ir tą jėgą mūsų medžiotojų partijos iš tiesų pajuto visi. tą, ką sakė ir Justinas. Ir todėl, nes kiekvienas iš skirtingų partijų, va čia sėdintis Seimo narys, jis dirbo savo frakcijose.
Ir kiekvienoje frakcijoje turėjo klaustukų, turėjo problemų. Aš tai konkrečiai turėjau su gerbiama Širinskienė. Tai man teko tik tai šiaip ne taip jai kalbėti, kad bent jau jinai nekalbėtų, kad patylėtų. Nes ten, kai pradėtas demagogijas, tokias moteriškas, nesuprantantis mūsų visiškai hobio arba mūsų veiksmų, visiškas nesąmonės kalbėti, tai suprantat, ir todėl noriu, kiekvienas iš jūsų esat, manau, ir politiniam gyvenime, skirtingose partijose, taip kad tiesiog palinkėti jums visiems. Aš labai noriu, kad sekantis Seimas ir medžiotojų partija būtų dar stipresnė, kad būtų kuo mažiau Jonauskų ir tokių panašių, Šakalienių ir taip toliau. Ar ne? Čia aš partijos neminėjau partijos, žinokit, ir iš tikrųjų yra kiekvienoje partijoje labai daug medžiotojų. Medžiotojai ko puikiausiai supranta, taip kad laukiam iš jūsų programos ir įpareigojimų mums, o mes pasižadam tuos įpareigojimus įvykdyti. Sėkmės. Tai pirmiausia, turbūt kaip socialdemokratų partijos atstovas, turėčiau atsakyti dėl Jonausko. Tai šiai dienai aš Algirdas Pieniuta esu socialdemokratų partijos aplinkos komiteto pirmininkas. Ir matyti, tai yra gera žinia, aš esu visų pirma medžiotojas ir jūsų bendruomenės narys. Tai jeigu tai priklauso nuo manęs, tai atsakymas būtų teigiamas, bet manau, kad ir kolektyvinis protas suveiks taip, kaip... Aš tikrai negaliu, aš galiu pasakyti, jūs norite, kad aš agituočiau Jonauską dabar. Tai ne, tikrai to nedarysiu ir aš tik tai labai trumpai, tai visų pirma, esu medžiotojas, esu jūsų bendruomenės narys, esu šios organizacijos narys, esu miškininkas šio universiteto miškų ir ekologijos fakulteto buvęs studentas. Ir atvykdamas čia aš pasiskaičiau, ką turėčiau pasakyti ir labai struktūruotai pasirengiau tokius 4 punktus, kaip matyčiau šios organizacijos, tai miškininkų bendruomenė, kokia mano vizija arba koks matymas. Tai aš tokius 4 punktus pagrindinius, mąstydamas apie mūsų bendruomenę išskyriau ir norėčiau pradėti nuo svarbiausių ir baigti kitus svarbiausių. Pirmas tai yra kultūra ir tradicijos. Tai tikrai tas laikas, nuo kada aš pats medžiotojas, nuo 2001 metų, aišku, medžioju ar tėtis, ir senelis, ir posnelis, tai teko tame procese dalyvauti ir mačiau tikrai milžinišką pokytį. Ir tos tradicijos, ta kultūra, kuri formavosi per gana trumpą laikotarpį, iš tikrųjų žengė labai sparčiais žingsniais ir labai teigiamą linkme. Kiekviena bendruomenė, nesvarbu, ar tai būtų turbūt bendraja prasme tauta, ar kažkuri lokali bendruomenė ar organizacija, jos visos yra pagrindas, tradicijos, arba kitaip tariant, kultūra. Tai kultūros ir tradicijų puoselėjimas yra vienas tas kertinis ramstis, kuriuo turėtų remtis ir mūsų bendruomenė. Ir aš tikrai į tai žiūriu labai optimistiškai ir į tuos procesus, kurie vyksta, žiūriu tik tais su optimizmu. Antras dalykas yra tai, kas man labai nepatinka, bet yra labai svarbu, tai yra komunikacija. Strateginė komunikacija ir lobizmas. Deja, bet laikmetis reikalauja labai apgalvotos, tikslios ir taiklios komunikacijos ir komunikacinės strategijos. Kartais mes, aišku, kaip medžiotojai, mes puikiai suprantam tai, apie ką kalbam, tai, ko mes norim ir mes remiamės logiškais argumentais ir mokslu, bet tą iškomunikuoti ir pasakyti, arba prinešti iki sprendimų priėmėjų, tokį taikant sveiką lobizmą, yra šiuolaikiniai visuomenė yra labai svarbu. Ir deja, tai atima daug laiko, tai atima daug energijos, bet tai yra neišvengiama. Tai reikalinga apgalvoti ir kruopščiai šiandien dirbti. Trečias dalykas yra atvirumas ir prieinamumas. Aš labai linkiu ir kol kas, aišku, nematau didelių pavojų tam, kad būtų, beje, buvo iškilęs, ką ir paminėjau, kalbant į pradžią, tai šiuo metu atvirumas ir prieinamumas medžioti. Aš kalbu apie galimybę medžioti kuo platesniems
socialiniams sluoksniams, visuomeniniams grupėms, medžioklės būrelio atvirumą, klubo atvirumą. Tai tas atvirumą visuomenėms, kas ir vyksta, neužsidarimas ir kuo platesnių uždarimas medžioti visiems, kurie to nori. Ir ketvirtas dalykas, kuris vėlgi yra mano galva vienas svarbiausia, tai čia sėdė ir mano mokytoja, dėstytojas Artūras Kibiša, tai yra švietimas. Ir aš pats kažkada dirbęs esu mokytoju, mano pirma profesija buvo pedagogas, istorikas. Prieš berods 6 metus ėmiausi tiesiog savo iniciatyvą vesti paskaitas vaikams darželiuose, mokyklose, 3 amžiaus universitetuose, neatlygintinai. Ir mano galva tai yra labai svarbu. Ir kodėl tai svarbu? Svarbu, kuo jaunesnio amžiaus žmogų pagauti ir bandyti formuoti jo sąmonėje tai, kas yra objektyviai teisinga, o ne tai, kas yra iškreipta ir vėliau gali jau pasiekti jo bręstančių žmogaus arba suaugusių žmogaus tokią, populizmą arba smegenų plovyklos atstovų žodžių. Tai jaunas žmogus dar neturi susiformavusios tokios, kritinės kažkokios arba įpūstos sąmonės. Ir čia tas darbas yra būtinas mokyklose, ikimokykliniame ugdyme, pradiniame ugdyme, pagrindiniame ugdyme. Aš mačiau ir draugijos gairės yra, tai numatyti ir tai labai svarbu. Ir nemažiau svarbu, arba labai svarbu, turbūt gal nesvarbiausia, yra universitetų ir akademinės bendruomenės vaidmuo. Tai ši bendruomenė duoda mums argumentus, ginčiantis, diskutuojant su visuomeniniam organizacijom, diskutuojant su suinteresuotom grupėm ir diskutuojant turbūt ir priimant sprendimus Seime. Taigi šitie 4 kertiniai dalykai, mano galva, yra ypač svarbus šiuolaikinių iššūkių fone ir aš džiaugiuosi ir su optimizmu žiūriu į mūsų medžiotojų ateitį, į mūsų bendruomenę. Ir dar kartą ačiū Jums visiems, kad pakvietėte čia, kad gavau galimybę pasisakyti ir gero Jums. Ne, be abejo ne. Ir parašyta, kursime palankę visuomenės nuomonę aplinkosauginiams tikslams siekti. Jūsų atsiųstame dokumente irgi parašyta vienas iš punktų aplinkosaugai. Tarnausime aplinkosaugai, bet kitame punkte yra parašyta, kad mes stengiamės ir dabar žvėrių pagausėjo. Aš galvoju, kad tai yra neigiamas aplinkosaugai reiškinys, kai žvėrių pagausėjo iki tiek, kad jie dabar jau yra neišmaitinami tos aplinkos, kurioje yra skirti. Tai va čia yra diskusiniai klausimai, apie kuriuos yra verta galvoti ir verta diskutuoti, tariantis su tais žmonėm, kurie turi tą tvarkyti. Toliau yra toks investicijos aplinkosaugos srityje orientuosime ne į išlaidas, o į galimas gauti pajamas. Keistas toks programinis reiškinys, bet turbūt pajamos jos visada būtų labai teisingos ir sėkmingos. Ir ar medžioklė tai yra pajamos? Aš manau, kad tai ne, kad tai yra išlaidos. Tai yra patarnavimas vyriausybei, valstybei, kadangi tai yra, kad žvėris yra valstybės turtas, o jų reguliavimas pasidaro lyg ir privatus medžiotojų interesas, ar gal net ne interesas, bet pareiga labiau. Ir va čia mes turbūt turim tokį vėl netitikimą. Aš galvoju, kad ateis laikas vieną kartą, kada valstybė turės apsiversti ir pradėti galvoti, kad ačiū medžiotojams, kad jie daro tą darbą ir reguliuoja populiaciją. Tada kitas aplinkosauginis toks punktas yra darbotvarkėje mūsų programoje įrašytas apie tai, kad peržiūrėsime aplinkosauginius standartus, naikinsime perteklinius. Tikrai tą verta daryti nuolat ir tie pertekliniai standartai visada jie mus labai gerokai varžydavo ir aš manau, kad teko man pridėti prie programos pirštą ir ne veltui ir kad atsirastų dar ir toks punktas. Baigsime saugomų teritorijų plėtrą, toliau dėmesį telkiant ne jų didėjimui, o puoselėjant kokybinę aplinkosaugą. Kokybinę aplinkosaugą, kad ir šiandien kaimo reikalų komiteto posėdėje pasakiau labai aiškiai, kad jeigu poligonus perkeliant reikia dar derinti ir aplinkosauginius klausimus ir ten buvo sakoma iš savivaldybės, kad reikia teritoriją kažkur tai kitur atstatyti saugomą, tai sakau gal ne teritoriją, bet saugomus objektus. Tai yra, jeigu ten kokį raganosį vabalą saugome, tai gal tą vabalą reikia perkelti, bet jeigu jo tenai nėra, tai tos teritorijos teikti turbūt irgi visiškai neverta. Tai aš čia norėjau parodyti, kad yra keletas tokių mūsų punktų, kurie visiškai yra programiški, bet jie yra pagristi tuo, ką turime savo galvose arba kitų žmonių galvose, kurie patarė. Negausiai turbūt dalyvavo draugija
rengiant kaimo sueigos baigiamąjį dokumentą, o kaimo sueigos baigiamasis dokumentas spalio 20 dieną pernai specialiai organizavom visas kaimo reikalų komitetas, kad dalyvautų visos partijos esančios komitete, kaimo reikalų komitete, 5 partijos ir kad būtų jų visų vardu paruošta programiniai dokumentai, kiekvienai partijai įsitraukti į programą. Ir tas buvo padaryta, tas dokumentas gavosi berods 6 lapų, pasiūlymų buvo 46 lapai. Po to 2 dienas reikėjo 2 žmonių su galvomis, kad sutrauktų kaip nors padarytų. Visi komiteto nariai pasirašė, visų organizacijos atstovai pasirašė ir gal dar 270 maždaug žmonių dalyvavusių toje kaimo sueigoje, todėl ir tas dokumentas, kaip jis dabar yra atspindimas programuose, tai galėtų visos organizacijos suinteresuotos pasitikrinti. Ir aš žinau, kad ateinantį pirmadienį bus organizuotas čia Žemės ūkio akademijoje partijų atsakingų už kaimo reikalus arba už žemės ūkį atstovų susitikimas su tom žemės ūkio organizacijom, kaip čia buvo paminėta Žemės ūkio bendrovė asociacija, tai manau ir medžiotojai galėtų irgi taip pat galvoti apie savo, šiandien keitėte įstatus ir aš galvoju, kad pirmiausias dalykas, kas turėtų būti įstatuose, kad interesai būtų labai tikslingai atstovaujami. Kaip jie yra atstovaujami? Ačiū Virginijui Kantausui, kad jis atstovauja, kad jis eina. Na, reikėtų turbūt ir Praną Dailidę paminėti. Ir žinoma, aš Artūrui Kibišai turėčiau išreikšti pagrindinę tokią padėką, kada gavome jo išvadą dėl naktinių taikiklių, tai man dangus prašviesėjo. Aš nežinau, kaip mes įrodysim vyriausybei, kad jis yra, paplokit jam, kad jis yra teisus. Ir kada gavome tokį blaivų dalyką, tai žinote, paskui mes čia visi galime sakyti, va, mes čia ordinus padarėm, kad tą vieną sprendimą priėmėm. Ne vieno sprendimo reikia nuoseklaus sprendimo. Po to sprendimo priėmimo iš karto Justinas Urbanavičius neleis meluoti, aš jam priėjau ir sakau, dabar yra laikas, kadangi turim medžiotojų frakciją, visai nemažą, įteisinti naktinius tuos duslintuvus. Dabar jūs savo atsiųstame dokumente užduodate klausimą, kaip ar manote, ar kaip įteisinsite duslintuvus. Čia jau pasisakymų buvo ir manau, kad dar šitoj kadencijai galima spėti pateikti tą projektą, tik tai reikia drąsos ir nebebijokit jūs jau savo valdžios. Kiekviena valdžia turi žinoti, kiekviena valdžia turi žinoti, kad ateityje bus buvusi valdžia. Ir va tada požiūris į tą buvusią valdžią visada bus pagal tai, kokie sprendimai buvo priimti mano kailiui. Kiekvieno asmeniškai kailiui. Tai aš visiškai nebijau, kad aš galiu būti buvusi valdžia ir visiškai man nebus gėda už savo tuos laikotarpius, už tuos 8 metus, kuriuos buvau Seime ir manau, kad atstovavau tiems interesams, kurie buvo teisingi, mano supratimu, arba aš buvau įtikintas, kad tie interesai yra teisingi ir apie tai turime kalbėti. Pavyzdžiui, Daivas Rybakovas sėdi, bet jis niekaip Navicko neįtikino, kad jis balsuotų už naktinius taikiklius. Ir tai buvo fiasko į Žemės ūkio ministerijos politikos, bet pridėsiu kitą dalyką. Nei vieno žmogaus, kuris tada nebalsavo už naktinius taikiklius, į Žemės ūkio ministerijos, dabar Žemės ūkio ministerijoje nebėra. Visi jie yra buvę. Taip, čia tai taikliai pasakė. Čia tai taikliai. Aš tą pasakau kiekvieną. Ne, gal mes esam tam, kad mes atskirtume, kas yra kas groja pataikūniškas natas, o kas groja tiesiog bandydamas atspindėti arba kažkieno interesams, arba tiesiog savo supratimą. Skaičiais grįsti dalykai visada yra labai svarbus. Ir kada praeitoj diskusijoje apie žemės ūkį, kur buvom Plungėje, kur važinėja Kazys Starkevičius, visur sakydamas, kad mes dabar išgelbėsim žemės ūkį, tai aš sakau, kur jūs gelbėjot 4 metus, taigi jūs valdančioji frakcija. Mums padiktuodavo sprendimus, bet tas neįvykdavo. Pirmas klausimas. Siekdami išvengti galimų priešpriešų ir interpretacijų, daugiau dėmesio gamtos apsaugai. Apie tai aš jau kalbėjau, kas yra mūsų programoje. Kitas klausimas, prašome užtikrinti pažangę saugią medžioklę įteisinant garso slopintuvus. Aš apie tai tik kalbėjau ir tai buvo ne apie medžioklę. Toliau, kitas klausimas, siūlome sudaryti galimybę Lietuvos mokiniams geriau susipažinti ir taip toliau ir 16 metų. O čia aš norėčiau sustoti ir paklausti, ar mūsų Baudžiamasis kodeksas ar mūsų kiti teisės aktai pripažįsta žmogų kaip savarankišką nuo 16 metų. Taip, vienose dokumentuose pripažįsta, teises išduoda, su lengva mašina važinėti. Baudžiamasis kodeksas jau teisia nuo 16 metų nusikaltusį žmogų, bet aš manau, kad tai turėtų būti vertinimas labai individualus.
Mano supratimu galėtų būti taip. Dabar ir dėl balsavimo yra iniciatyva pateikta, kad nuo 16 metų galėtų balsuoti savivaldos rinkimuose. Manau, kad kai žmogus pradeda mokėti mokesčius ir yra atsakingas bent jau už save, tada galėtų būti atsakingas ir už sprendimus priimtus tokius. Tai manau, kad diskusija dėl 16 metų ji dar galėtų užsitęsti arba labai individualiai vertinama. Žinoma, būdavo laikai, kai medžioklėje tėvas pamokydavo sūnų, šautuvą išlaiko, jeigu jo nenuverčia šaunant, tai ir viskas gerai. Siūlome užtikrinti dabar medžioklės plotų sandaros išsaugojimą. Taip, apie tai turime kalbėti ir pagrysti tai. Dabar čia yra parašyta gyvūnų populiacijų padidėjimas kaip teigiamas, kalbėdamas apie programą, aš jau mintinai pasakiau, kad gyvūnų populiacijos padidėjimas tai nebūtinai turi būti vertinamas teigiamai. Dėl žalos žemės ūkyje tikrai turime tartis. Manau, kad jeigu žvėris yra valstybės turtas ir tuo metu, kaip jūs dokumente rašote, kad jeigu tuo metu net medžioti negalime, bet turime būti atsakingi už nuostolius, tai yra kažkas tai skirtingo. Ir džiaugiuosi, Romas Majeras linguoja galvą, jis pats yra ir vienoje, ir kitoje pusėje, ir nuostolių gavėjas. Ir Juozas Staliūnas, teisingai. Niekas nevyko. Niekas nevyko, nes sprendžiančioji valdžia, arba ta valdžia, kuri turi įrankius, darė arba darė labai lėtai. Vienintelis, ką įteisino dronus, bent jau tiem nuostoliam vertinti. Toliau, rekomenduojame imtis priemonių, nustatant optimalių medžiojimo gyvūnų žemės ir miškų ūkiui daromos žalos atlyginimo mechanizmą, apie tai kalbėjom. Toliau apie migruojančius paukščius. Labai sutinku su pasiūlymu, kad tas, kas buvo šaudama, paukščių, kada Tadas Ivanauskas paukščių žiedavimą sugalvojo, tai sugalvojo Europoje paukščių žiedavimą nuo to, kad kažkur Olandijoje ar kur gandrą pamatė su strėliuke gurklyje ir ta strėliukė buvo iš Pietų Afrikos. Ir tada pradėjo galvoti, kad jeigu kaip nors pažymėtume, žinotume, kur jų migracijos keliai vyksta. Tai tas buvo 1921-1922 metais. Tai taip, apie medžiojimus gyvūnus turėtume kalbėti, kas jie yra, jo labiau, kad mūsų gandrus medžioja kitos šalis, jiem praskrendant, o gandrų populiacijos turbūt ir paukščių indeksai yra du skirtingi dalykai ir jie tokie nuvedantis į niekur, kada aplinkosaugininkam arba labiau gal gamtosaugininkam. Aplinkosaugininkai tai tie, kurie dirba už mažą atlyginimą. Aplinkos apsaugos agentūros ir visur kitur. O tie, kurie dirba už didelį atlyginimą, tai yra gamtosaugininkai. Tie, kurie gali iškirsti Dzūkijoje 40 hektarų miško ir sako, dabar atversime kopas, nes ten turi augti 2 gvazdikai. Tai labai keista. Ir jiem nustatyti paukščių indeksą blogą yra labai naudinga. Kad būtų blogai, tada jiem yra gerai. Čia, iš kinų filosofijos. Gerai, siūlome imtis priemonių susidūrimų su laukiniais gyvūnais. Taip, labai teisingas argumentas yra apie laukinių gyvūnų dalyvavimą avarijose. Per 5, per 7 metų 3 kartus padidėjo susidūrimų. Kiek parvažiuojant patys pamatysite, kiek ant kelio dar sutiksite šitų žmonių. Tai atrodo, kad peržvelgiau daugumą pasiūlymų. Apie 16 metų jau irgi kalbėjau. Ir už trukdymą medžioklėje. Šito punkto nežinau, nes niekada nebuvo diskutuojama apie trukdymą medžioklėje, bet suprantu, kad tokie punktai gali būti. Tai linkiu to bendradarbiavimo, atstovavimo. Čia buvo paminėta žodžiai teigiamas lobizmas. Manau, kad bet koks lobizmas jis yra teigiamas, nes tai yra nuomonių atstovavimas. Ir linkiu būti tais atstovaujančiais ir turėti stiprią savo vadovybę, kad tos nuomonės arba tie dalykai, kuriuos reikia įteisinti, jie būtų labai, labai pagristai atstovauti. Ačiū Jums už tai, kad skyrėte. Labą dieną visiems. Trumpai čia labai daug apie praeitį, bet norisi vis tiek apie ateitį, ar ne daugiau kalbėti. Tai tikrai šiek tiek jaučiuosi ir aš prisidėjęs prie tų sprendimų ir aišku, turbūt kiekvienas čia sėdintis turėtų jaustis prisidėjęs, nes tai neatsitiko per vieną dieną, neatsitiko čia, kad pasikeitė draugijos vadovas, aišku, tai labai svarbu, bet turbūt prisiminkit kiekvieną ir tų, kurių čia nėra, taip sakau, kaimo šventės, miestelių šventės, miestų šventės, kur na tos palapinės, tas riba, ta komunikacija, kurios, manau, dabar virsmas tikrai įvyko labai didžiulis ir tai yra tas esminis dalykas, kai tiem, kas nieko bendro neturi, na, padeda suprasti, kad na, medžioklė yra vis tik reikalinga
na ir ne tik ten kažkokie vyksta dalykai, bet tai ir galų gale skanu ir tie žmonės yra tokie pat normalų, šypsosi, įpila sriubos ir pasipuošia ir taip toliau ir taip toliau. Tai turbūt tai yra esminiai dalykai, kurie įvyko ir sveikinu su tuo. Ir tas, kas įvyko šiandien, turbūt irgi yra didelis žingsnis į priekį, kad draugija stiprėtų, kad medžiotojai galėtų jaustis pilnavertiški ir taip toliau. Ir turbūt jeigu apie pažadus aš čia kelis žodžius pasižymėjau, tai norėtųsi vis tik, kad tas žinojimas ir išmanimas grįžtų į vyriausybę pagrindę. Seime, matot, ta frakcija yra pakankamai stipri, kiekvienoje frakcijoje yra po tuos kelis medžiotojus, tai turbūt jūsų teisė atsirinkti per rinkimus, bet turbūt esminis dalykas yra vyriausybė ir ypatingai kuruojančios ministerijos. Tai pagrindai yra aplinkos ministerija, šiek tiek žemės ūkio ministerija, kur vis tik, matėm šią kadenciją, tą blaškymąsi ir tuos 3 metus, kai, tos kompetencijos ir su kuo kalbėtis tikrai nebuvo, galiausiai, pavyko tuo tokiu jau, kaip čia tuo lobizmu, nežinau, ar bukuoju, ar smailuoju, vis tik tą įskiepyti, matant, kad to, pasipriešinimo nebus. O turbūt vyšnia ant torto buvo tas premjerės registruoti pasiūlymai, vėl grįžti prie visko toj priėmimo stadijoje. Tai ir parodo, kad tų žmonių, čia nežinau, ar nekompetencija, ar kažkokia ta arogancija, kuri vis tik bando perlipti per tą šaltą protą, kurio šitoj vietoj tikrai reikėjo. Ir ačiū visiems tikrai dar kartą, kurie išlaikė tą šaltą protą ir tas sprendimas buvo priimtas. O žiūrint į priekį, tai turbūt vėlgi norisi grįžti prie to, ties kuo baigėme, tai prisimenat tą patį mokestį už išteklius, kai buvo pažadas aplinkos apsaugos rėmimo programai surinktų lėšų dalį grąžinti per būtent draugijoms, per būtent specialias programas, kur pirminė buvo, kurią atšaukė ministras dėja pirmų savo sprendimu dėl tos saugumo užtikrinimo, tai yra tų vadinamų šaudyklų tinklo per Lietuvą užtikrinimo palaikymo, nes tai yra turbūt esminis dalykas medžioklė, tai yra saugumas. Ir kitas, kas yra svarbu, nuo ko jau pradėjau, tai yra tie renginiai, viešumas, kaip sakant, tas sriubos virimas ir atributika ir taip toliau, kas reikalauja lygiai taip pat didžiulių išlaidų, lėšų, susitelkimų ir taip toliau. Ir tai turbūt ne iš niekur neatsiranda. Ir tie mokesčiai, kuriuos jūs čia keliat kas kart, tai iš to ir susideda turbūt tos jūsų įvaizdis ir tos visos priemonės, ką padarot per tas šventes. Tai turbūt manau, kad vis tik būtų sąžininga, kad aplinkos ministerija ne tik fotografijų parodas finansuotų iš aplinkos ministerijos rėmimo programos, bet ir būtent grįžtų dalis lėšų, kas ir buvo lygtais tada sutarimas, grįžtų toms veikloms, kas ir padeda kelti kultūrą, užtikrinti saugumą medžiotojų ir kitoms reikmėms, kur vis tik garantuoja tą progresą, atstovavimą tarptautinėse organizacijose, kur nario mokestis ten yra tūkstantinis, keli tūkstančiai, tai vis tik tai turbūt ir yra ministerijos prievolė padėti, kad medžiotojai tą patirtimi dalintųsi ir būtų tie sprendimai priimti tokie, kokie yra Europoje. Kas nepaminėta, norisi grįžti dar prie tų pačių stumbrų. Kai mes buvom sustabdę tą projektą Dzūkijoje ir planavome, kad vis tik specialistai turėtų būti parengti, kurie atrinks tuos jau nusenusius, kuriuo verta sumedžioti ir būtų tas principas aukciono būdu sumedžioti, kad galėtų būti viešas, medžiotojai galėtų dalyvauti normaliai, kaip ir kitose šalyse, bet pasirinktas buvo būdas, kad vėl išleidžiama iš tos pačios ARPO programos lėšos tų pačių stumbrų ten gaudymui, perkelimui, pervežimui, kas visiškai skamba ne tik, kad neūkiškai, bet šiuo atveju ir nelogiškai, nes jeigu žinot, iš tų visų perkeltų pagautų stumbrų išgyveno, man atrodo, tik 2. Tai turbūt ir yra pasiekmė. Tai būtų galima tai padaryti tikrai humaniškai, etiškai ir pasielgti taip, kaip reikia. Turbūt
nepaminėta tarp institucinis bendradarbiavimas, na tą vieną faktą, kurį šiandien girdim dėl aplinkos apsaugos departamento, kur ministras griežtai sureagavo, bet tai rodo turbūt sistemos tą tokį, na, išsisluoksniavimą, kad, na, kairė nežino, ką daro dešinė, arba vienam rajone, kur yra, na, stipresnis gyvosios gamtos padalinys, kur yra centras, na, jie tenai užsiima savo, na, ką moka geriausia, tai yra gaudyti medžiotojus, kaip ir po senovė, ir nėra to tokio bendro vientisumo, ir tas atsakomybė, na, metama ant tų pačių medžiotojų, kur, na, vis tik jie daugiausiai pagal statistiką ir išaiškina brakonieriavimo atveju ir atiduoda tiem patiem aplinkosaugininkams. Tai tikrai turėtų ta situacija keistis, ta pati veterinarijos tarnyba, kuri irgi, na, turėtų daugiau bendradarbiauti ir ypatingai lygų prevencijos atveju, to pačio kiaulių maro, na, kad tos rekomendacijos būtų įgyvendintos, kad paukščių gripo, kad, na, tie adekvatūs žingsniai, nes turbūt jaučiat patys, kurie turit šernų, tas mėginių surinkimas, tyrimų, terminų, ten ir visų kitų dalykų, nu, kai kurie tikrai truputį yra, na, perlenkta, perdėta, perspausta ir lygtais ta medžiotojų sąskaita, jūs ten ar savaitę, ar dvi tam šaldiklį marinuokit tą šerną, bet, na, nu, tai yra neadekvatu, jeigu mes, na, visi verčiamės tai, kad, na, taupyti energiją, lygtais ten saulę, visą kitą, bet, na, tas šaldiklis, nu, galų gale irgi energiją naudoja, jeigu jau tai paėmus, o kiek per Lietuvą jų yra, ir jeigu daugiau šernų, tada yra problema su tų pačių pasėlių apsaugai ir visais kitais dalykais. Tai toliau kitas dalykas yra, ką pasižymėjau trumpai, mokslas, kas yra irgi labai svarbu iš tos pačios medžiotojų sumokamų mokesčių, kas turėtų būti būtent daroma. Turbūt geriausias pavyzdys yra vilkų populiacijos tyrimai, kur, na, nėra dabar tų tokių manipulacijų, kur prisimena, tikrai buvo sunku priimti sprendimą dėl pačios, na, kiek reikia tą limitą nustatyti. Ačiū Dievui, turim tvarką, turim tyrimus, na, kuriuos kvestionuoti labai sudėtinga ir dabar reikia tik tai diskutuoti, kad tas limitas būtų išnaudotas. Tai tikrai pasisakom už tai, kad vilkų medžioklės sezonas prasidėtų su elnių medžioklės sezono pradžia, tada būtų galima išimti tuos jauniklius probleminius, kai dar gyvuliai yra laukuose, avys, kur dabar, na, pjauna tikrai ne tokiais kiekiais, kur, na, žmonės demotyvuoti auginti, tai tikrai manau, kad tai reikia diskutuoti, na, kas yra kitose šalyse. Buvo kalba apie 16-mečius, tai tikrai prisimenu, mes tą sprendimą padarėm tiem, kurie sportuojantys yra. Ir turbūt reikėtų toliau diskutuoti galbūt su suaugusiojo ar ten šeimos nario draugijoje, kad galbūt tikrai tą jauną medžiotoją būtų galima ugdyti, kažkaip adaptuoti, nes, na, turbūt realybėje yra įvairių tų atvejų ir turbūt kai kuris 16-metis yra daug profesionalesnis už kai kurį, na, 25-metį ar dar ypatingai, kur, na, užimantį kažkokias pareigas, kuris, na, įsilaiko tą medžiotojos bilietą dėl kompanijos. Tai tikrai kartais tenka matyti tokių poelgių ir pačiam, tai norėtųsi turbūt irgi, kad ta diskusija prasitęstų dėl tos pačios kompetencijos. Taip pat buvo klausimas dėl draudimo, kur atsimenu jau ir anksčiau buvo ta diskusija, kad čia dar užmesim tam kiekvienam medžiotojui. Tai manau, ta diskusija yra, kaip ir kitose šalyse, logiška, bet galbūt tą diskusiją reikėtų kreipti kitą pusę, kad vis tik pati medžiotojų žvejų draugija prisijimtų drausti savo narius. Tai yra kolektyvinis draudimas, kaip ir įmonėse, verslo organizacijose, kur tada automatiškai gaunasi galbūt vienam medžiotojui tik 1 euras, jeigu draudžiama visa bendruomenės, visi nariai, ir tada automatiškai, na, tai yra tikrai turbūt didžiulį pagalbą nelaimės atveju šeimai, o draugijai turbūt irgi draugija gali paskatinti, na, prisijungti narius naujus, orientuotis į saugią medžioklę ir taip toliau. Tai tikrai tas klausimas diskutuotinas. Toliau kitas klausimas, kuris buvo dėl paukščių medžioklės. Taip, mes tą klausimą buvom kėlę pavasariniais, nes tikrai turbūt tai turėtų reglamentuoti ir ta diskusija turėtų persikelti ir turėtume kreiptis į Europos komisiją, kas buvo su kormoranais. Dabar mes čia komitete pagaliau pramušėm, kad vis tik, na, negali būti kormoranai nemedžiojami vasaros vidury, žuvininkystės ūkiuose, kur, na, daro didžiulę žalą, bet ne, sako, mums Europą liepia. Neliepia, Europą patys
pasirodo nusistatė ministerija ir, na, jie lygtais kažkuo mojuoja. Reikėjo tada į komisarą kreiptis, Sinkevičius tikrai padėjo, atsakė. Tada lygiai taip pat, manau, ir su kitom paukščių rūšim turėtų būti, na, kaip sakant, atsakymas iš Europos komisijos, kur, na, mes turėtume rodyti proaktyviai, kad mes turim problemą, norim priimti tokias priemonės, prašome, na, suderinimo. Ir tai Europa tik tai atsižvelgia į mūsų problematiką ir siūloma sprendimų būdus, arba tam pritaria, arba pasiūlo galbūt kitą variantą, arba, na, kaip tą situaciją padėti. Tai turbūt tas na, toksai mojavimas, kad čia kalta Europa, daugeliu atveju tikrai netinka. Na ir galvoju, ką dar ten nepaminėjau iš to klausimino. Tai turbūt, jeigu bus klausimų, galėsim padiskutuoti. O šiaip tikrai ačiū už tą proaktyvę veiklą, kad... dar paskutinį dalyką, ką norėjau pasakyti, kas turbūt labai svarbu, tai yra visi klubai, būreliai turi tas medžiotojų kameras miške. Kas prie šėryklų, kas prie įvažiavimo, ir tai yra nelegalu. Ir šiandien dienai tai, na, turėtų irgi keisti tą situaciją, kad vis tik tai turėtų būti tam tikra pagalba, nes tai yra pagalba reali aplinkosaugininkams nuo brakonierių, nuo miško vagių ir nuo šiukšlintojų. Tai turbūt yra medžiotojai galėtų padaryti, na, vienu tuo žingsniu, tris, kaip sakant, išspręsti 3 problemas, ir tai, na, tik tai reikia reglamentuoti teisės aktuose. Tai turbūt yra, na, kur dirbti, kur, kaip sakant, progresuoti, ko ir linkiu. Tai ačiū.